Šis savaitgalis bus išskirtinis penkiakovės mėgėjams. Medalius olimpiadose, pasaulio ir Europos čempionatuose skinantys Lietuvos penkiakovininkai gimtinėje varžosi tik kartą per metus. Todėl nepraleiskite galimybės pamatyti Lietuvos penkiakovės čempionatą. Jis vyks šeštadienį Vilniuje. Fektavimas ir kombinuota bėgimo ir šaudymo rungtys vyks lengvosios atletikos manieže. Plaukimas vyks baseine Olimpinė pradžia, o jojimas Belmonto žirgyne. Lietuvos čempionate nedalyvaus Londono olimpinė čempionė Laura Sadauskaitė, nes ji tik pradėjo pasirengimą artėjančiam sezonui. Tačiau Vilniuje išvysime pasaulio ir Europos čempioną Justiną Kinderį. Galimybė, tarkim, man startuoti Lietuvoje tai vieną kartą į metus. Ir taip pernai ir užpernai metais aš praleidau Lietuvos čempionatą, nes buvo berods lapkričio pradžioje. Dabar toks kaip ir tinkamas laikas ir, tokia kaip ir savęs patikrinimo varžybėlės. Penkiakoje tokia jau nenuspėjama ta sporto šaka, kad, tarkim, jojime ten pridirbus klaidų ar fechtavime tiesiog atėjus ir galvot, kad visi man pasiduos, o žinant, kad tikrai mane nudurt, kiekvieno galbūt jauno sportininko svajonė, tai visko gali būti, bet tikrai bus kitiem nelengva, manau. Ir turiu šiokį tokį pranašumą sukaupęs. Stengiamės ir mes kaip treneriai įtakoti sportininkus, kad jie startuotų Lietuvos čempionate. Ir aišku, gal forma nėra dabar pati geriausia, bet kokia yra, tokia yra, bet jaunimui tikrai geras pavyzdys. Prieš 4 metus sportininko karjerą baigęs Atėnų olimpiados vicečempionas ir Pekino olimpiados prizininkas Andrejus Zadneprovskis džiaugiasi, kad Lietuvoje auga nemažai perspektyvių penkiakovininkų, kurie ir toliau gali laimėti medalius olimpinėse žaidynėse. Tradicijos, gera mokykla išliko, aišku, ir randam dar tokius sportininkus, kurie, kaip sakyti, pasiryžę, fanatiškai atsineša į tą sportą, nes penkiakovė tikrai iš tokių sporto šakų čia masiškumo mes negalim lygintis, ne kiekybė, o kokybė. Tos tradicijos, ar ne, ir Andrėjaus, ir Edvino, tai mes matėm, kaip ta kalvė dirba, ar ne, ir patys galbūt nenorėdami ir įsisavinam, kaip reikia ruoštis, kokio charakterio savybės ugdyti ir panašiai. Tai matant gerus pavyzdžius, manau, tikrai galima. Tai dėl to ir norėtųsi, kad tas jaunimas, kol mes dar su Laura, kaip sakant, sportuojam ir dar gyvi, ar negalim kažką tai parodyti, būtų jo truputėlį daugiau, nes po to, kaip išeisim, tai, iš tikrųjų, gali vieną dieną yra ta penkiako, kitą dieną nebebus. Tačiau penkiakovininkams tenka tarsi našlaičių dalia, nes jie neturi savo treniruočių bazų ir tenka glaustis kitų sporto šakų atstovų treniruočių salėse. Su profesionaliais sportininkais lyg ir viskas gerai, ar ne, bet tų mažų jaunų sportininkų, kurie, nežinau, tai tik pradeda sportuoti ir ateina į penkiakovę, tarkim, sportuoti bėgimą ir plaukimą, tikrai mes negalim užimti, nes, tarkim, vakare, ar ne, lengvaatlečiai susirenka į savo maniežą ir jie jau, kaip ir negali daugiau priimti ant tų penkiakovių. Tas pats su Lazdynų baseinu irgi vakarais, jeigu ateina po pamokų, plaukikai irgi, turi savo takus. Aš viską pilnai suprantu, kad mes negalim ten atimti iš plaukikų baseiną, nes jie paprasčiausiai neturės kur plaukti. Tai turim ten vieną ar ten 2 takelius, aš tiksliai nežinau, bet irgi tą vieną takelį irgi skaičiuojam. 5, 6, 7 ten vaikai ir viskas. Dėl baseino kaip ir nieks nesikeičia, nes tarkim visi sako, Rūtos medaliai atnešė ten baseinų ir panašiai. Ir aš taip galvoju, kaip ir nesimato. Iš tikrųjų, Vilniuje pasižiūrėkim, kaip buvo Lazdynų baseinas, taip ir yra. Ir dar kažkokio papildomo baseino, tegul nieks nesupyksta, bet iš tikrųjų ir nematau net, kad kažkas pradėtų statyti, iš tikrųjų. Liūdna, bet taip yra. Ir ta Rūta tikrai nestebukladarė ir nieks nepasikeitė. Galbūt tas Gristučio baseinas, ar ne, bet jis irgi buvo jau prieš Rūtos medalius pradėtas statyti ir planuotas. Tai taip kažkas tai lyg ir bando tą garbę pasiimti su baseinu problemų sprendimu, bet bent jau aš iš savo pusės tai kol kas nematau. Neseniai Lietuvos penkiakovininkus pasiekė džiugi žinia, Lietuvai patikėta teisė rengti 2017 metų pasaulio taurės finalą. Savaitgalį vyks paskutinės šiais metais tinklinio varžybos Didžiosios taurės finalinis turnyras. Alytaus tinklinio centre dėl Didžiosios taurės kovos 4 klubai. Stipriausioje šalies lygoje žaidžiantys Šiaulių Elga, Kelmės Antivis ir Raseinių Norvelita, bei mažosios taurės turnyre triumfavęs Kauno KTU Mintonet.
Kovos dėl taurės prasidės penktadienį ir vyks 3 dienas. Didžiosios taurės finalinio turnyro favoritais laikomi praėjusio sezono Lietuvos čempionato finalininkai, Šiaulių ir Kelmės komandų tinklininkai. Tinklinio tradicijomis garsėjančiame Alytuje prieš 2 mėnesius vykusiose super taurės varžybose šalies čempionai šiauliečiai nugalėjo vicečempionę Kelmės komandą po atkaklios kovos 3-2. Savaitgalį nenubodžiaus Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Penktadienį 6 vietą užimantys Šiaulių krepšininkai priims laipteliu žemiau esančią Pasvalio Pieno žvaigždžių komandą. Šeštadienį pirmą pergalę sieks iškovoti LKL naujokai Mažeikių krepšininkai. Jie susitiks su viena pozicija aukščiau esančiu Kėdainių Nevėžiu. Sekmadienį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai priims 4 vietą užimantį Utenos Juventusą. Eurolygoje rungtyniaujantys Kauno Žalgiris ir Klaipėdos Neptūnas LKL rungtynes žais pirmadienį. Pirmaujantys žalgiriečiai yra iškovoję 13 pergalių iš 14 galimų. Neptūnas ir Lietuvos Rytas turi po 13 pergalių ir 2 pralaimėjimus. Lietuvos vyrų rankinio lygoje savaitgalį baigsis pirmas ratas. Pergalių seriją iki 9 sieks pratęsti čempionato lyderiai Alytaus Almidos Stronglaso rankininkai. Jie namuose susitiks su prieš paskutinėje vietoje esančia Utenos komanda. Intriguojančios rungtynės laukia sostinėje. Antrą vietą užimantys čempionai Klaipėdos Dragūno rankininkai svečiuose susitiks su laipteliu žemiau esančia Vilniaus Šviesa. Ambicijų susigrąžinti titulą neslepintis net 17 kartų Lietuvos čempionas Kauno Granitas sporto halėje susitiks su Šiaulių rankininkais. Po šio turo Lietuvos vyrų rankinio čempionate bus net mėnesio pertrauka. Ledo ritulio sirgalių laukia nacionalinės lygos lyderių ir čempionų dvikovos. Lygoje pirmaujantys Elektrėnų Lokiai Poseidonas 2 kartus susitiks su čempiono titulą ginančiu Kaliningrado Dilovai Rus klubu. Pirmos favoritų rungtynės vyks šeštadienį, antro sekmadienį. Lygos outsideriai Rokiškio ledo ritulininkai sekmadienį namuose priims 5 vietą užimančią Juodupės komandą. Pirmaujantys Elektrėnų Lokių ledo ritulininkai per 10 rungtynių iškovojo 8 pergalės. 2 pergalėmis nuo lyderių atsilieka Kauno Baltų ainiai. Vėliau čempionatą pradės Kaliningrado klubas per 4 turus iškovojo 3 pergalės ir yra 3. Po 2 kart laimėjo Vilniaus Hockey Punks, Juodupės ir Vilniaus Oberhaus komandos. Outsideriai Rokiškio ledo ritulininkai turi 1 pergalę. Po Lietuvos salės futbolo rinktinės kovų Baltijos taurės turnyre atsinaujins kovos Lietuvos salės futbolo čempionate. Šeštadienį Vilniaus Bekentas Lietuvos edukologijos universiteto salėje susitiks su Prienų komanda. Dar 3 rungtynės vyks sekmadienį. Čempionato lyderiai Panevėžio Baltijos futbolininkai priims Radviliškio Lokomotyvą. Kauno sporto halėje vyks 2 laikinosios sostinės derbiai. Inkaras žais su Celsiu, o Vytis su Atletu. Pirmaujantys Panevėžio Baltijos futbolininkai iškovojo 3 pergalės, kartą sužaidė lygiosiomis ir turi 10 taškų. Toliau rikiuojasi po 6 taškus turinti Alytaus Auska ir 3 Kauno klubai – Celsis, Atletas ir Inkaras. Iš viso Lietuvos salės futbolo čempionate žaidžia 9 klubai.